parduodamas namas prie pat Jurbarko, 75 kvadratų. Ateikit, pažiūrėsim. Žemės sklypas 16 arų. Taip, šiandien pradžiai šičia lipti antrą aukštą, bet mes lipsim vėliau. Dabar čia yra sandėliukas, žodžiu, po laiptais. Taip. Šičia virtuvė. Buvo centralinis, bet jisai nusprogo. Žodžiu, yra va čia įtrukimas, ten prie radiatorių įtrukimai, tai reikėtų keisti tą visą šildymą, jeigu jau tvarkyta. Ne? Vandentiekis yra miesto. Tai čia va, po kriauklė yra skaitliukas, atsisukė ir bėga vanduo visur. Taip, dabar čia tokia vonia, va čia va yra hidroforas. Aišku, čia reiktų viską tvarkyti, persidarinėti, va. Va šičia va. Ta vonia tokia, kaip sakant, senoviškai viskas. Čia, kaip suprantu, buvo ir boileris padarytas nuo pečiaus, pašildavo vanduo ir maudytis ir taip toliau būdavo. Bet viskas paseno. Eikime toliau kitų kambarių pažiūrėti. Tai virtuvė kaip virtuvė. Va. Čia, man atrodo, 3 pereinami kambariai gaunasi. Toksai kambariukas. Čia plastikinių langų yra va tas va visas kampas, kaip suprantu. Ar čia visi tie langai? Man atrodo, mačiau, kažkur dar yra medinių. Einam toliau. Kaip sakant, tvarkinga, viskas užlaikyta. Čia irgi plastikiniai langai. Čia va, dar vienas kambariukas. Čia, aišku, nebūtinas tas centralinis, galima ir pasišildyti su pečium, va, šitą spintą patraukti lauk ir va čia durelės yra koklinis pečius. Ir va dar porą kambarėlių čia. Nedidelių. Va. Ai, va šičia yra jau mediniai langai. Tai pagrindė visur plastikiniai, čia mediniai ir čia medinis, ne? Jo. Tai va tiek. Čia ko trūksta 3 langų peros. Iki pilno plastikinių komplekto. Tai va. Tai šičia pirmam aukšte yra 75 kvadratai. Einam dabar į antrą aukštą, tenais bijau pameluoti, bet vos ne tiek pat dar yra padaryti kambariai, tik tai, kad apdaila nepadaryta iki galo. Eikime pažiūrėti. Viršų. Tai tik tais gal reikėtų pasisviesti. Aš gal matysiu. Tai va. Taip sakant, stogas neblogo stovio, kaip nesutrūnyja niekas. Matosi, kad viršutinis aukštas darytas ne taip senai. Čia va tokie kaip kambariukai net padaryti. Va. Kur langą matosi gatvė, langai mediniai. Bet čia visas turtas, kaip suprantu, sukauptas ir sudėtas. Tarp kitko yra visokių senovinių daiktų, supamas krėslas tenais, dar kažkas. Čia galima dar ir kokį lobį rasti turbūt. Taip, va, čia kambariukas. Viskas medinė apdaila padaryta lentelėm. Aš suprantu, kiek tai yra daroma padaryti. Tai jau yra šis tas. Galima toliau remontuoti. Čia va kabinas, kaip suprantu. Šitas langas užkaltas. Matyt, nenorėjo tvarkyti, tai paėmė užkalę.
Nu čia toks, kaip sakant, palėpės kambarėlis. Tada va šičia nebuvom dar, va šičia. Va. Šičia irgi langas medinis. Spinta va kokia senovinė, su tokiais išraižymais įdomiais va. Kas tenais, aš dar į viršų palipsiu, nuojaus. Tai žiūrime, kas ten viršų. Čia va, kaip atrodo pats viršus. Palėpės palėpė, kaip sakant. Čia dar palėpė viršuje. Ir elektra išvedžiota, ir lempos sudėtos. Tai čia kažkur tai galima net šviesą įsijungti, man atrodo. Viršuje. Va. Sujungta naujoviškai, matosi, čia neseniai daryta. Taip. Tai va, toks visas gėris. Iki 20 000 kaina tenai. Galima ten derinti dar kažką, tai atvažiuokit, žiūrėkit, siūlykit. Einam mes dabar pažiūrėsim lauką. Ir šitos ūkinius visus viską. Taigi. Čia, kaip suprantu, vasarą viską žalia būna, tos vynogės auga, ar ne? Taip. Čia yra virtuvėlė tokia. Kugelį kepti tenais, dar kažką. Nu, kai būdavo senoviai atskiram pastate virtuvėlė kime. Ūkinis dabar. Čia irgi visokio turto yra. Ir visokių rakandų, padarbų. Čia yra ir antras aukštas. Nu, pasižiūrėsiu truputį, kas ten antram aukšte ūkinio. Lipti čia gal nelipsiu, o čia baidarė kažkokia matau. Nors čia jums nesimatys nieko, čia reikia prūžį ko gero. Ten yra irgi turto antram aukšte. Toliau. Malkų tai čia ir čia laukia yra ir viduj. Tai čia dar kokiam sezonui kaip nieko tikrai užteks. Čia šaldytuvas. Ir čia dar, kaip suprantu, čia bulvės laikydavo. Ten gale bulvės būdavo. Čia visokie sloikai. Čia mačiau agurkų dar kažkur yra, va. Va. Kas nusipirksit, dar agurkai nepasenė, man atrodo, da galėsit valgyti. Čia augindavo kiaulės, kaip suprantu, ne? Pagal narvus. O va šičia. Šičia toks aptvaras. Vištas, kaip suprantu, augindavo, ar ką, nes yra aptverta tvora visas, tai būdavo, kad išleidžia pasilakstyti. Eikime toliau. Čia ūkinis kaip reikia. Va, valgyti. Irgi sočiai, čia tikrai kokiems tai metams tikrai užtektų. Bent jau sezonui ar netgi 2. Žiūrint kaip kurenė. Taip, tualetas yra lauko, jis yra šičia išėjus, kaip sakant, už kampo. Bet iš tikrųjų yra tualetas, ne šiaip už kampų. Yra tualetas toks. Paprastas kaimiškas toksai. Einame ribas apeikime. Tai va čia, va, kur tie akmenai, matot, va čia yra riba.
visas va tas plotelis iki ūkinio priklauso kartu tenai su sodu. Kaimo turizmo sodyba, va čia kitoj pusėj kelio. Tai va tą pusę už ūkinio apėjom, dabar einame čia. Čia kažkaip labai mėgo tas tvoreles, va čia irgi tvorelė matau. Čia gal rimtai kažkokius augindavo gyvūnus. Arba gal šūdį laikė čia, taip spėlioju, ne? Nes čia tvoros, kad užsidaryt. Tai va, čia va sodas. Toksai va sodas prižiūrėtas visai. Taip akmenukai sudėlioti visą. Va yra visa teritorija aptverta. Tai jeigu kažkas augina šunį, tai jums būtų tikrai gerai, galit paleisti, kad lakstytų. Apėjom, čia dar, kaip suprantu, čia būdavo daržo lysvės. Nes matau lysvės padarytas, tokie kaip kauburėliai. Čia dar kažkokie tais vamzdynai, kaip suprantu. Kanalizacija liktai čia buvo daryta kažkas. Tai va tiek parodžiau. Jeigu daugiau reikia informacijos, skambinkit. Telefono numeris profilį yra. Ir tarsimės dėl kainos, apsižiūrėsit. Čia prie pat Jurbarko. Ten porą kilometrų berods pavažiavus. Ir šį čia yra pagrindinė gatvė netoliese. Tai už gatvės iš karto prasideda Nemunas. Tai va tiek būtų. Ir iki.